Lapkričio 25 gruodžio 1 dienos savaitės horoskopas. Audringą vandenyną galinti priminti savaitė. Netikėtų įvykių, impulsyvių aštrių situacijų sraute, jos dienomis svarbu būtų patiems nekelti audros stiklinėje, išlaikant ramybę kaip vandenyno dugne. Saulei keliaujant Šaulio, o Plutonui pradėjus kelionę Vandenio ženklu, jau pirmosiomis savaitės dienomis labiau sektųsi išlaikantiems emocinį balansą, pasižymintiems optimistiniu požiūriu į gyvenimą. Savaitės viduryje Venerai įžengus į griaunamąjį ožiaragio laipsnį tiktų posakis, kad jei nori prajuokinti kūrėją, papasakok jam savo planus. Tai metas, kai gyvenimas gali patikrinti jūsų sumanymus ir pateikti jiems savo korekciją. Tad būkite pasiruošę lanksčiau reaguoti į besikeičiančias aplinkybes. Ketvirtadienį ir penktadienį Mėnuliui judant Skorpiono ženklu į pirmą planą kils tarpusavio santykių klausimai. Šeštadienis Mėnulio ciklo 29 diena pasižymės sudėtingesniais Mėnulio astrologiniais ritmais. Būtinas didesnis atsargumas kelyje ir buityje. O sekmadienis prasidėjus Mėnulio jaunačiai Šaulio ženkle ir esant artimai Saulės ir Mėnulio pozicijai, pasižymės naujų norų ir sumanymų gausa. Sėkmingų pasirinkimų jums šią savaitę. Gimusiems po avino ženklu. Savaitė, kai norėsis veržtis į priekį, kai paukščiui išskleisti skrydžiui sparnus, tačiau jos dienomis kai kada galite jaustis lyg sakalininko dar vis nepaleidžiamas erelis. Tad šios savaitės dienomis ypač svarbu būtų išlaukti jums palankiausio momento. Tokia gali būti Saulė judant Šaulio, o Marsui Liūto ženklu jums jau savaitės pradžia, kai labiau sektųsi paruošti apgalvoti žingsniai. Savaitės viduryje Venerai įžengus į griaunamąjį laipsnį ilgalaikių planų geriau dar nekurti. Diena nėra palanki rizikingoms finansinėms operacijoms, pasaugokite ir gražius tarpusavio ryšius. Jūsų ženklų judant Chironui ir kylančiam mazgui, bei esant harmoningiems jų aspektams su Saule ir Marsu, metas palankus jūsų lyderystei. Tad ketvirtadienį ir penktadienį imkitės energingų, ryžtingų žingsnių. Šeštadienį sudėtingesnių Mėnulio astrologinių ritmų. Šią dieną daugiau laiko skirkite jaukumo ir harmonijos namuose kūrimui. O sekmadienis Šaulio ženkle prasidėjus Mėnulio jaunačiai puikus renginiams seniai matytų bičiulių susitikimams. Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę. Gimusiems po Jaučio ženklu. Energinga, veikli savaitė. Svarbu tik jūsų ženkle viešint Uranui nepersistengti, nepriskaldyti malkų. Venerai keliaujant ožiaragio ženklu jau savaitės pradžioje norėsis kurti tolesnius ilgalaikius planus. Tačiau Plutonui pradėjus kelionę Vandenio ženklu galimos netikėtos situacijos, besikeičiančios aplinkybės. Ir tai aktualu kam darbuose, o kam ir asmeniniame gyvenime jau šios savaitės pradžioje. Savaitės viduryje Venera įžengus į griaunamąjį ožiaragio laipsnį, kruopščiau tikrinkite gaunamas žinias.
Susilaikykite nuo rizikingų finansinių investicijų. Metas nėra palankus ir nekilnojamo turto operacijoms. Ketvirtadienį ir penktadienį daugiau laiko skirkite anksčiau pradėtųjų projektų darbų užbaigimui. Saulei ir Merkurijui judant Šaulio ženklu, šiomis dienomis įveikite kritiškesnį požiūrį. Stenkitės matyti ne pusiau tuščią, o pusiau pilną stiklinę. Šeštadienį esant sudėtingesniems mėnulio astrologiniams ritmams, daugiau dėmesio skirkite ne tik buitiniams darbams, bet ir draugystės, meilės ryšių stiprinimui. Sekmadienis kartu su mėnulio jaunatimi suteiks naują energijos impulsą saviraiškai bei kūrybai. O kai kam tai bus šaunus metas ir naujos draugystės kūrimui. Turiningos jums šios savaitės. Gimusiems po dvynių ženklų. Savaitė, kai Saulei ir Merkurijui, keliaujant jums opoziciniu Šaulio ženklu, reikėtų neskubėti, leisti gyvenimo upei jūs plukdyti įprastinę vagą. Kai kam šios dienos tiktų ir lauktoms, kad ir trumpesnėms atostogų kelionėms. Šaunu būtų pakeisti aplinką, pabuvoti, kur dar nebuvote. O likusiems darbuose jau savaitės pradžioje savęs neskubinkite, į priekį judėkite lėčiau, bet patikrintais žingsneliais. Juolab, kad Plutonui judant jau Vandenio ženklu, o Uranui viešint Jaučio ženkle, galimos netikėtos situacijos. Savaitės viduryje, esant sudėtingesniems Veneros ritmams, rūpestingai planuokite išlaidas. Venkite emocinių pirkinių, o ketvirtadienį ir penktadienį norėsis palaipsniui užbaigti kažkada anksčiau pradėtuosius darbus. Jūsų ženklų keliaujant Selenai ir Jupiteriui, įsiklausykite ir į nuoširdžius draugų bei kolegų patarimus. Šeštadienį Mėnulio ciklo 29 dieną būtinas didesnis atsargumas kelyje ir buityje. O sekmadienį prasidėjusi Mėnulio jaunatis gali apdovanoti smagiomis laisvalaikio idėjomis. Pasidalinkite jomis draugų rate. Ši diena šauni seniai matytų bičiulių susitikimams. Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę. Gimusiems po Vėžio ženklu. Vidinio balanso paieškos savaitė. Jos dienomis Venerai viešint jums opoziciniame Ožiaragio ženkle svarbu būtų darbus dažniau derinti su aktyviu poilsiu, atrandant vidinę ramybę ir harmoniją. Tai aktualu jau savaitės pradžioje. Tad jau pirmosiomis savaitės dienomis išsikelkite, kad ir mažesnius siektinus tikslus, pasidžiaukite ir nedidelėmis pergalėmis. Savaitės viduryje Venerai viešint griaunamajame laipsnyje atsargiau vertinkite siūlomų veiklų pasiūlymus, susilaikykite nuo abejotinos finansinės rizikos. Saulei ir Merkurijui keliaujant Šaulio ženklu, ketvirtadienis ir penktadienis palankus kolektyviniams sprendimams, darbo pokalbiams bei deryboms. Šios dienos tiktų pradėtųjų sumanymų užbaigimui. Šeštadienis pasižymės sudėtingesniais 29-osios Mėnulio ciklo dienos astrologiniais ritmais. Tad ypač svarbu bus kurti, stiprinti harmoningus tarpusavio ryšius, atrasti laimę ir mažesniuose dalykuose, rūpintis savo ir artimųjų gerą fizinę ir emocinę savijautą. Sekmadienis, prasidėjus Mėnulio jaunačiai, gali būti dosnus kūrybingomis idėjomis, šaunus mėgstamam hobiui bei saviraiškai. Gražaus vidinio balanso jums šią savaitę.
Gimusiems po liūto ženklu. Savaitė, kurios dienomis ryžtingai imkite gyvenimo vairą į savo rankas. Tik reikėtų rinkti saugų judėjimo greitį ir įvertinti staigesnius kelio posūkius. Saulė ir Merkurijui judant Šaulio, o Marsui jūsų ženklu, tai aktualu jau pirmosiomis savaitės dienomis. Savaitės viduryje Venera įžengusi griaunamąjį laipsnį, svarbu būtų įveikti pagundas tikintis greitesnio pelno. Ši diena nėra palanki rizikingoms finansinėms investicijoms. Ketvirtadienis ir penktadienis tiktų jūsų pradėtųjų darbų užbaigimui. Peržvelkite ir tuos projektus bei darbus, kuriuos buvote kuriam laikui atidėję. Šios dienos pats metas juos ryžtingai užbaigti. Tam pasitelkite bendraminčius, nes dienos palankios kolektyviniai veiklai. Esant jautresniems Mėnulio astrologiniams ritmams, šeštadienis gali pasižymėti nuotaikų kaita. Tad gyvenimo džiaugsmas ir optimizmas ypač pravers. Prasidėjus Mėnulio jaunačiai sekmadienis sporto jogos užsiėmimams, šaunus siekiantiems asmeninio tobulėjimo. Įdomios jums šios savaitės. Gimusiems po mergelės ženklu. Savaitė, kai vertėtų atkreipti dėmesį ir į smulkmenas bei detalės, iš jų sudėliojant pilną situacijų paveikslą. Savaitės pradžioje Mėnuliui judant jūsų ženklu, tinkamas metas spręsti finansinius klausimus, dažniau lankysi romantiškos nuotaikos. Antradienį Mėnuliui viešint svarstyklių ženkle artimoje pozicijoje su nusileidusiu mazgu, gali tekti sugrįžti prie iki galo neišspręstų reikalų. Savaitės viduryje susilaikykite nuo abejotinų finansinių sprendimų. Ši diena Venerai viešint griaunamajame ožiaragio laipsnyje nėra palanki nekilnojamo turto operacijoms. Ketvirtadienį ir penktadienį skirkite darbo ir namų aplinkos tvarkymo reikalams. Dienos palankios remonto statybų darbų užbaigimui. Šeštadienį esant sudėtingesniems Mėnulio ritmams, ypač svarbu būtų išlaikyti vidinį balansą, stiprinti imunitetą ir sveikatą. O sekmadienį, prasidėjus Mėnulio jaunačiai, praturtinkite savo laisvalaikį smagiomis šeimos pramogomis, įdomiais susitikimais. Daug laimės akimirkų jums šią savaitę. Gimusiems po svarstyklių ženklu. Savaitė galinti priminti upelio turinčio įveikti pasitaikančias kliūtis tekėjimą. Jos dienomis jūsų ženklų judant nusileidusiam mazgai ir Lilit ir įprastinėms veikloms bei kelionė į darbą gali reikėti daugiau nei įprastai laiko. Ir tai aktualu jau savaitės pradžioje. Esant artimai Mėnulio ir nusileidusio mazgo jūsų ženkle pozicijai, antradienis palankus projektų tęstinumui. Šis metas tiktų ir anksčiau padarytų klaidų taisymui. Tvarkant juridinius klausimus, jūsų ženkle Mėnuliui susijungus su Lilit, o Venerai įžengus į griaunamąjį ožiaragio laipsnį, trečiadienį reikalai gali strigti dėl biurokratinių kliūčių. Dienos nėra palankios rizikingoms investicijoms, akcijų pirkimui. Saulė ir Merkurijui judant Šaulio ženklu, ketvirtadienį ir penktadienį sėkmingesnė būtų kolektyvinė veikla, palanku ieškoti verslo partnerių, o ieškantiems darbų dar kartą peržiūrėti ankstesnius pasiūlymus. Šeštadienį esant sudėtingesniems Mėnulio astrologiniams ritmams, diena svarbi harmonijos kūrimui, norintiems ir ieškantiems kompromiso bei sutarimo. Sekmadienis tiktų draugų susitikimams, trumpoms kelionėms.
Giedros nuotaikos jums šią savaitę. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Stiprių emocijų savaitė. Saulei ir Merkurijui judant Šaulio ženklu, o Žuvų ženkle viešint Saturnui ir Neptūnui, jos dienomis gali lankyti jausmas, kad viską patiriate ir išgyvenate daug stipriau. Į situacijas žvelgiate giliau, kai kada galite būti linkę ir kiek sutirštinti spalvas. Tokios gali būti jau pirmosios savaitės dienos. Jomis beje, jums opoziciniame Jaučio ženkle viešint Uranui galimi netikėtumai darbuose, tad pravers jūsų greita reakcija. Savaitės viduryje, esant sudėtingesniems Veneros ritmams, daug neplanuokite, venkite kritiško požiūrio, stebėkite, kuria kryptimi jūs plukdys gyvenimo upė. Ketvirtadienį ir penktadienį Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, svarbu būtų stengtis matyti daugiau pliusų, o ne minusų. O kartu stiprės ir romantiškos nuotaikos, dienos palankios pažintims bei susitikimams. Šeštadienį 29 Mėnulio ciklo dieną venkite konfliktų, svarbių susitikimų neplanuokite, būtinas didesnis atsargumas kelyje ir buityje. O sekmadienį, prasidėjus Mėnulio jaunačiai, pats metas įgyvendinti ir ilgai brandintus kūrybingo laisvalaikio planus. Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę. Gimusiems po Šaulio ženklu. Žvaigždžių palankumo savaitė. Jos dienomis jūsų ženklų keliaujant Saulei, imkite svarbiausių sumanymų bei darbų. Marsui viešint Liūto ženkle jau savaitės pradžia, palanki lyderystei. Merkurijui judant jūsų ženklu antradienį sektųsi kolektyviniai darbai. O trečiadienį, esant sudėtingesniems Veneros ožiaragio ženkle astrologiniams ritmams, ilgalaikių planų kurti nevertėtų. Šią dieną pasaugokite gražius tarpusavio ryšius bei finansus. Diena nėra palanki ir naujo automobilio įsigijimui. Ketvirtadienį ir penktadienį pats metas užbaigti tai, ką buvote pradėję. Ar tai būtų derybos, sutarčių rengimas ar remonto statybų darbai. Šiomis dienomis lengviau rasite ir mažiesiems tinkamą juos lavinantį laisvalaikio užsiėmimą. Šeštadienį, esant sudėtingesniems Mėnulio astrologiniams ritmams, daugiau laiko skirkite namuose jaukumo ir harmonijos kūrimui, draugystės ir meilės jausmų kūrimui bei stiprinimui. O sekmadienį jūsų ženkle prasidėjus Mėnulio jaunačiai ir esant artimai jo ir Saulės pozicijai, gali būti net sunkiau apsispręsti, kokią įdomesnę pramoginę veiklą rinktis. Sėkmingų pasirinkimų jums šią savaitę. Gimusiems po ožiaragio ženklu. Finansinių reikalų sprendimo savaitė. Ir jūs šios savaitės dienomis jūsų ženklų keliaujant Venerai galėsite nestokoti. Šios dienos galės stebinti veiklų gausa, o ir aplinkiniams prireikti galės jūsų pagalbos bei patarimo. Tokia gali būti Mėnuliui viešint Mergelės ženkle jau savaitės pradžia. Antradienį spręskite organizacinius klausimus. O savaitės viduryje Venera įžengusi griaunamą į jūsų ženklo laipsnį, svarbių susitikimų geriau neskirti, sutarčių geriau dar nepasirašinėti. Pasaugokite ir gražius tarpusavio ryšius.
Diena nėra palanki rizikingam investavimui, nekilnojamo turto operacijoms. Ketvirtadienis tiktų derybų tęstinumui, o penktadienis labiau pradėtųjų projektų užbaigimui. Šeštadienis pasižymės sudėtingesniais mėnulio ritmais, tad daugiau dėmesio skirkite gerai fiziniai ir emociniai savijautai. Sekmadienį prasidėjus mėnulio jaunačiai dažniau kils gerų minčių ir idėjų. Dalinkitės jomis su artimaisiais. Sėkmės jums šią savaitę. Gimusiems po Vandenio ženklu. Savaitė, kai ne viskas gali būti taip, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodys. Jūsų ženklų keliaujant Plutonui, jos dienomis planai gali kisti. Tad pravers jūsų lankstumas, gebėjimas rasti išeitis ir iš sudėtingesnių situacijų. Ir tokia gali būti jums jau savaitės pradžia. Antradienį svarstyklių ženkle esant artimai Mėnulio ir nusileidusio mazgo pozicijai palankus metas norintiems atnaujinti buvusius tarpusavio ryšius, siekiantiems diplomatiškai spręsti ankstesnius nesutarimus. Savaitės viduryje Venerai viešint griaunamajame laipsnyje svarbių pirkinių geriau neplanuoti. Ši diena nėra palanki jums ir grožio procedūroms. Ketvirtadienis tiktų kolektyviniam darbui. Galite sutikti seniai matytus kolegas, išklausykite jų išsakomas mintis bei patarimus. Penktadienis jums darbų ir sumanymų užbaigimui, o šeštadienį esant sudėtingesniems mėnulio astrologiniams ritmams, pagrindinį dėmesį skirkite gražių tarpusavio ryšių šeimoje stiprinimui. Prasidėjus mėnulio jaunačiai, kurkite giedrą nuotaiką, dalinkitės naujais sumanymais. Šaunių idėjų jums šią savaitę. Gimusiems po žuvų ženklų. Permaininga savaitė, galinti priminti įsiūbuotas sūpuokles. Vienomis jos dienomis leisite žemyn, kitomis vėl kilsite į viršų. Savaitės pradžioje Mėnuliui viešint jums opoziciniame Mergelės ženkle svarbu nebūti per daug pedantiškais, nesureikšminti smulkmenų. Antradienį esant svarstyklių ženkle artimai Mėnulio ir nusileidusią mazgo pozicijai, dokumentų tvarkymui skirkite daugiau nei planavote laiko. Šią dieną svarbių finansinių klausimų geriau nespręsti. Kaip ir trečiadienį Mėnulius susijungus su Lilit svarstyklių ženkle, o Venerai įžengus į griaunamojo Ožiaragio laipsnį, reikėtų atidžiau vertinti teikiamus pasiūlymus bei lengvai duodamus pažadus. Ketvirtadienis ir penktadienis palankus buitiniams reikalams, o taip pat darbo pokalbiams bei deryboms. O šeštadienį Mėnulio ciklo 29 dieną įveikite abejones ir liūdnesnes mintis. Daugiau pastangų skirkite draugystės ir meilės ryšių kūrimui bei stiprinimui. Sekmadienį prasidėjus Mėnulio jaunačiai, norėsis įkvėpimo kurti, gražinti aplinką, dalintis meile ir gerumu. Daug meilės jums šią savaitę.